pasakysiu jums apie Varkalium Pilalis savo sukurtą žemaitišką eilėraštį. Plungis, Pašuonė, Pakalnelė, Varkalium Pilalis, du kalnelė. Daubo pribabrunga kabliudelė, amatinė teksi susidėlė. Gondingas didybė, laužą degi Varkalium Pilalės. Pastrajus išvarė kalvė kalė, kalavijas. Nu omžių buvo dikti kuršiai žemaitė, atlaikė kovas prašalaitė. Ir dėl to šiandien Varkalius ir dėl to trokmi žmonės šiandien Varkalius į Gondingo gyvena, nes ani trokmi į žemaitę. Nu va, pavadinau žemaitės, bet vis dėlto į kuršį buvo kuršiškas šaknį turėjom kuršišką kraują, kad čia gyvenimą. Ir tas Kamikalnė, kaip legenda, nėra patikrinti duomenų, kad ir Kamikalnė palaido tas žynys, kur čia gyvenis, kur jis čia aukojus, aukas aukurį. Gal kažkoks ir paskats buvo, galėjai būti, kad pažiūrėjus kalnį. Ir kauno nejaudžiuoju. Ilgą laiką buvo minima, kad buvo daug kraujo praliejimo, kad žiauri buvo, kaip aguonys, aukoja ten ir žmonės, ir tus gyvūnus. Nu, žinoma, jeigu ani buvo žemdirbė, reikia įskerti tus gyvūnėlius, buvo ir medžiotojai. Nuvalgymės, kad išgyventi, bet ani prišton darydami, išskerdami, liuba atsiprašys to gyvūną. Ir kažkiek motinėlė žeminėlė nuleidavo tų kraujų žemė, dėl to tas toks, sako, žiauri, lygiai taip pat dabar žmonės gyvena, kad mėsą valgo, kad nevegetara. O iš tikrųjų, aukoja daugiau, kiek aš skaičiau, domėjau daug metų, aukoja ir kiton, ir vilną, ir grūdus, vis kon valgy, kon naudoja, aukoja tos gamtos jėgom gyvena. Nebuvo ani tikro gyvena mūsų protėvė vienybė su gamta. Aš jam pirmą. Čia yra akmuo velnė pėda, kuri pakavoti pono Gondingas piliais rakta. Tai čia tas per vidurį, kur yra didysis. Tas didis. Čia yra, bet galvoju. Papasakus legendą, kai atėsėm arčiau. Stanislavas Zaborskis, gimęs 1912 metais, gyvenis čia Gondingas kaime. On pasakoja taip. Senom senovė, un Gondingas kalną, stovėjus pilis. Ten gyvenis kunigaikštis ir turėjęs didelę gražią dukterį. Katron pamatęs įsimylėjęs velnis. Ir sumislėjai, kad ana būtum ano pati. Tuomet nuėjai prie kunigaikštį prašyti tos dukrelės ronkas iš širdies. Kunigaikštis žinom, kad nesupėka, bet įsigunda velnį, nes jis pradėjo į žaibą svaidytis, žemė pradėjo po kojom drebėti, tad sutarė dainą, kada galės tas velnis ateit pasiimti kunigaikštytis. Velnis atėjom sutartą dainą į valandą, o nieko ant kalną nerond, vis pasikavoja. Ta velnis supratęs klastą, didelę supyką, prasidėjo didžiulį audrą, perkūniai pradėjo trunkyti, žaibą, paėmęs už žakėnės tas velnis Gondingas pilį, sveidė raktus į šiaurinį pusę, į Babrungą numetė, įspyrė į didelį akmenį ir žytumė tas raktus, kad niekas negalėtume priklinti. Bu tuo metu pradėjo tik drebėti žemė ir ta pilis visas gyventojas prasmega Kamikalnė. Ir lik pačios dienos nieks negal rasti tų raktų, nieks negal nuritinti to akmens, nes ton viet sauga velnis. Ir dar įsakom, pasiuką paliksim ant tuleko ant tenitų skilė, kad ten galėtų ten skilį lysti susitikti su to velniu. On saugo visus tortus Gondingas, nes buvo didelė turtingi kunigaikščiai čia gyveno. Čia ir tokia legenda. Egla šau runkelis,
Vos neišklydo iš kelėlį. Migla aplinkų visur. Dūšio, laukus. Reikėtų namiai, nieko neapsulaukus. Čia buvo tokia emocija, kai aš keliavau po ten senoj Gondingės miestą, palaukus, buvo didelė migla. Ir tokį, šiurpulė per kūną, tik šalta. Ir kažkas sakyt, namiai. Ir sako, tiek būdavo, sako, ėdavo, arkliukų pažiūrėti, buvo bučėlis mums seniai gyventoje. Būdavo tos mėglas, ir pasiklys liovų, ir visko būdavo čia. Ir sako, ir pasirodydavo tos dušėlės tokius, ir rūkiai, išlenkut motriškas su viedras. Enojant, atėsit nebė. Taviškytis kažkoks šveitojantis, ugnėnis pasirodydavęs ir bučėlis pasakojus man. Sirgova, ir viens buvo toks pabuinstytais, paskau tokiai. Ten va, tokiai čia ir prasta ir buvo, vis 2 kartus pilta, 3 kartus į buvo pilta pastatyti. Visą elektrinį jau, minėja jau yra. Tai reikia dar paėti, žinau, kad tai nustep kursim. Pabrums daro tokį langą, pusapvalį. Bet per kalangą jau tada prasideda minėjimas. Jo, bet jeigu ten atsistojant viršaus, tai matos, ten jau minėja. Vėl brolis mums irgi, ton mums paruoš, sak, varyt. Ir įdendavo. Kiekvienas velykas būtiniausia lieka. Būtiniausia. Krepšelius, pasidaro gražius kiaušinius, prisideda. Pati pirma, kai išvyka būdavo sakyti lieka. Va, koks ir kalnas, koks ir grožis. Iš tikrųjų priešam pasiekti čia nebuvo lengva. Sunkiai pasiekėm, nes aš čia dželis renku. Tai iš tikrųjų kojas ir saugot, tai neišsukinė. Bet čia jau nušeinauta, ne? Nušeinauta, bet čiubrėlė ir paležėlė neišliauž.